Labas, aš iš darbo tau čia įrašinėjau video, esu su ausinė, nes mes turim darbę racijas, tai parodysiu. Supažinsiu trupučiuką su savo darbu, negaliu aišku per daug supažinti, bet bent kažkiek. Žiūrėk, čia yra racija, per kurią mes komunikuojam visi departamentai tarpusavį. Ir žiūrėk, šiandien filmuojam labai gražioj vietoj ir pradėkim nuo to, pasižiūrėkim mano batus. Jie yra šlapi, jie yra odiniai ir jie žiauriai sušlapo. Tikiuosi matysi. Ir žiūrėk, ką parodysiu. Žiūrėk. Ant kiek čia yra gerai. Ar tu matai? Turiu omeny visiškai lyguma. Aš atsiprašau, man čia yra žiauriai faina. Man patinka tokios vietos, kur absoliuti lyguma ir matai toli. Dievinu tokias vietas. Tai, jo, nežinau, kažkaip dabar yra pietus. Dar 30 minučių bus pietus, tai atėjau pasivaikščiot. Ir sakau, man šita vieta, atsiprašau. Tai vat, ir jo, aš gal nueisiu tenais į apačią ir padarysiu tau visai gražų kadrą. Bet apie ką aš čia noriu pakalbėti, tai yra, aš susipažinau su Andrium Mamontovu. Hei! Ir per savo darbą aš su juo susipažinau ir kažkaip, nežinau, mes turėjom visai tokį ilgą pokalbį, kuris truko gal net 30 minučių su juo, apie gyvenimą, apie viską. Nežinau, tiesiog kažkaip sustojom kartu ir pakalbėjom. Ir jo, aš supratau, aš žiūrėk tau kokie. Kaip tau gerai. Kaip čia gerai šakės. Ir jo, ir aš susipažinau su Andriu Mamontovu ir nublemba galiu pasakyti, kad mes turėjom, kaip ir visada, filmavimo aikšteliai, mes turim labai rimtus pokalbius. Ir aš su juo turėjau visai tokį rimtą ir gilų pokalbį. Ir mes tiesiog kalbėjom apie gyvenimą su juo. Ir jo, jis man pasakė, kad jam kitais metais 60 metų, tai su ankstyvu gimtadieniu jam. Bet jo, tiesiog mes kalbėjom ir jis patarė man, ką daryti gyvenime ir pakalbėjom apie jo gyvenimą, kaip jam sekasi ir ką jisai daro ir kokie jo yra planai ir visa kita. Ir nežinau, man labai tas pokalbis toks reikia patraukti, nes šitą dalyką, kai paspaudė, va čia yra mygtukas. Čia. Kai jį paspaudė, visi girdi tave, ką tu šneki, tai aš čia galėčiau. Šiandien turim 150 žmonių, tai per 150 žmonių nuskambėtų šitas mano video. Bet jo, ir aš su Andrium pakalbėjau, sakau apie viską ir tiesiog jis man pasako apie savo ten ir jaunystę ir ką jis darė ir kaip dabar jis, kadangi, kaip ir sakiau, jam 60 sueina. Ir žinai, ir jis man pasakė, kad kaip jisai džiaugiasi, kad kai buvo jaunas, jis nesėdėjo rankų sudėjęs. Ir kad jis darė kažką, jisai kūrė savo dainas ir tai jam dabar labai padeda. Ir man tai čia labai taip stipriai surezonavo ir jis trenkė, va tai negaliu, I love it, čia yra amazing. Ir trenkė man, nes aš kartais labai dažnai galvoju ir neturiu tos garantijos, kad ar aš viską, ką darau, ar aš darau gerai. Ir aš tiesiog norėčiau kokio ženklo, kad žinai, ar mano pasirinkimai yra geri, ar tuo keliu, kur aš einu gyvenime, mane kažkur nuves, žinai. Aš tų dalykų nežinau ir aš žinau, kad tokių garantijų niekas neduoda ir niekada nesužinojęs tik tai, kaip pasensi, bet tiesiog kažkaip nežinau, aš labai save spaudžiu dėl to, kad aš galvoju, kad aš darau per mažai ir aš bijau, kad darau nepakankamai. Ir vat mano svajonė yra, kad kai aš pasensiu, aš galėčiau savo padėkoti, kad aš dariau ir spaudžiau save ne veltui
ir viską tai, ką darau, buvo irgi, žinai, ne veltui. Ir manau, kad čia yra didžiausia dovana, kad žmogus savo gali pasakyti, nu taip, žinai, didžiuotis savo gyvenimu. Ir aš nesakau, kad reikia būti ten populiariu ar kažką labai ten pasiekti, ar sukurti ten dainų, ar nufilmuoti filmų, ar dar kažką. Aš nemanau, kad to reikia, kad būtum laimingas savo gyvenimu ir džiaugtumai savo gyvenimu. Aš manau, kad tiesiog aš ką norėčiau? Aš norėčiau nugyventi tokį prasmingą gyvenimą. Ir kadangi aš noriu filmuoti filmus, aš noriu būti kino režisierium, tai labai norėčiau ir nufilmuoti kelis filmus, kuris paliestų gal žmonės, kuris gal inspiruotų kažką, žinai. Nu čia kiekvieno režisieriaus svajonė yra. Ir tiesiog norėčiau papasakoti tas istorijas, apie kurias aš galvoju. Norėčiau perduoti tuos vaizdus, kuriuos turiu galvoj, žinai, ant ekraniuko, kuriame dabar žiūri šitą video. Ne, norėčiau ant didelio, ant tokio, kaip šitas visas vaizdas, norėčiau ant tokio ekrano visą istoriją papasakot. Nu va čia dabar labai, šiaip gražiai atrodo stovintis koks žmogus su, kai vadinasi, kas mane gerai, kai vadinasi šitos, kur taip daro, tokia lazda su šakėm, šakės? Ne šakės. Grėblis. Kodėl? Grėblis. Dabar čia, kad stovėtų žmogus ir tiesiog grėbtų. Ir tokį kadrą padarai. Žiauriai gražiai atrodytų. Bet jo. Apie ką aš kalbėjau, aš nepamenu. Apie ką aš kalbėjau? Nu, žodžiu. Saulytė lenda. Žiūrėk. Wow, kaip patamsėjo viskas. Tai vat. Bet čia tiesiog toksai yra labai fainas dalykas, kai tu gali savo pasakyti, kad, žinai, aš savo dėkoju, jaunesniam savo, kad tai, ką aš dariau ir aš nepasidaviau. Ir jo, aš manau, kad čia labai yra faina ir aš to siekiu. Aš siekiu, kad galėčiau savo padėkoti, kai būsiu vyresnis. Kažkas ką tik nusijuokė labai. Man asmeniškai su kiekvienu žmogum. Čia nėra, kad ten, oi, su Mamontovu pakalbėjau, žinai, jisai žymybė, jisai dar kažkas ten turėjau geriausią pokalbį su juo. Ne, aš esu turėjęs dar geresnių, dar gilesnių pokalbių su žmonėmis aikštelėje ir, žinai, dar tokių labiau mane labiau mane paliečiančių. Ja. Pokalbio su turėjęs aikštelėje ir tikrai, žinai, turiu nereikia būti nei žymybė, nei ten turtingų žmogum, nereikia būti ten kažkuo, kad įdomiai galėtum pakalbėti ir kad turėtum gilų normalų pokalbį. Neturi ten būti perskaitęs milijoną knygų, neturi nieko. Nebegalėjau kalbėti. Aš asmeniškai esu turėjęs vienu geriausių pokalbių su žmonėm, kurie tiesiog kalba iš savo gyvenimiškos patirties. Ir kurie, nesvarbu, žinai, ant kiek tu knygų esi perskaitęs, kiek ten visko, tiesiog, jeigu tu man kalbi iš savo gyvenimo ir, žinai, jeigu tu man pasakoji viską, ką tu žinai, man čia yra auksas. Man kito žmogaus istorija yra, turiu, aš randu iš ko pasimokyti. Žodžiu, ką aš aiškinu? Aiškinu dalykus, kuriuos tu žinai. Šiaip aš tiesiog manau, kad mes galim pasigrožėti šituo vaizdu. Atsiprašau, aš nuskau trupučiuką. Aš šiaip tokioj vietoj jaučiu tokią vidinę ramybę. Aš nežinau, sakau, man patinka matyti taip labai toli, žinai, ir beveik nematyti krašto, nes tada kažkaip gali įsivaizduoti daug dalykų ir gali... Man asmeniškai patinka būti vienam, tai man atrodo, čia irgi tas įeina, žinai, kad aš toks vienas čia šitoj pievoj, what the fuck. Aš vienas šitoj pievoj ir apsižvalgai visur ir nieko nematai, man toks atvaizdas patinka. Man šiaip labai patinka ir jūroj todėl būti, nes kai esi jūroj, ne paplūdimiai, bet jūroj pačioj ir kai gali apsižvalgyti į dešinę, į kairę, žinai,
ir tu nieko nematai, tai man čia yra kažkas nuostabaus. Man asmeniškai. Tai vat. Ir jo, ir man tiesiog skau patinka būti vienam gamtoj gal irgi. Nes tada atrandu tą savo vidinę ramybę, aš labai nusiraminu ir atsipalaiduoju. Tai šiaip čia vat rekomendacija. Aš jo galiu parekomenduoti, kad žinai, manau, kad neturiu daug gyvenimiškus patirties, neturiu ten nematęs daug dalykų, negirdėjęs daug dalykų. Dar turiu labai daug išmokti ir visą kitą, bet vieną dalyką, ką aš bent jau savo atradau, tai yra, kad labai svarbu turėti va tokio ne vietą, bet žinot, kas ten nuramina ir žinot, kur gali nueiti, kad nusiramint. Pavyzdžiui, man labai patinka, aš turiu keletą dainų, prie kurių visai kas sugrįžtų. Ir man labai būna keista, kai aš kalbu su žmonėm apie dainas ir paklausiu, žinai, ar turi mėgstamiausią dainą, ar turi ten dainą, prie kurios sugrįžti, jeigu tau blogai. Ir kai kurie žmonės man pasako, ne, žinai, aš klausau ten, ką man parekomenduoja ar kažką tokio. Ir čia man būna trupučiuką keista, nes toks, aš turiu kaip ir inkarą su muzika. Man muzika, ten filmai, lokacijos, žinai, visokios yra kaip inkarai, kur aš grįžtu ir nusižeminu, žinai, prisimenu, kas aš esu, prisimenu, kur aš esu ir visa kita. Ir jo, ir sakau, kad aš asmeniškai negalėčiau išgyventi be savo to inkaro, be ateimų į tokias lokacijas. Nors aš čia pirmą kartą, bet man vis tiek čia ramybė. Pastaruoju metu pas mane labai daug chaoso viduje kažkokio. Ir nelabai žinau, kas jį ugdo ir iš kur jisai yra, bet bandau nepasiduoti jam. Kartais tikrai pasiduodu, kartais pasijaučia mano tas chaosas. Liko 13 minučių iki mano pertraukos pabaigos, bet aš gal jau grįšiu atgal, eisiu pakalbėti su savo kolegom. Ir jo. Aš, man atrodo, kažkur pamečiau mintį kažkokią. Tikriausiai apie savo tos inkarus. Kad va, patarimas vienas turėt gal kokį inkarą, žinai. Sakau, man padeda. Yra žmonių, kuriem nereikia tų inkarų ir faina. Kiekvienas yra skirtingas, tai čia, žinai. 1000 metų girdim šito, kiekvienas yra skirtingas ir kad aš pasakysiu dar kartą, tai čia jokio gyvenimo tikrai nepakeis. Bet jo, man svarbu turėti tokį dalyką, kur galėčiau, žinai, sugrįžti. Ar tai daina, ar tai filmas, ar tai lokacija, ar dar kažkas. Jeigu neturi, tai pabandyk susirasti ir savo. Ta, žinai, tokį inkarą, nusiraminimo ir kas primintų tau, kas tu esi ir kodėl tu esi ir iš kur tu esi ir visa kita. Tai vat. Ir jo, ir manau, kad aš daugiau tavo laiko nebešvaistysiu, nes matau, kad visai čia ilgas toks video gausis. Ir jo, einu aš pakalbėti su savo kolegom ir ačiū tau labai, kad žiūrėjai. Tikiuosi šį kartą patinka, ką mes matom. Tikiuosi vaizdas toks visai awesome. Nu tikrai fainas, čia šakės yra. Tai vat, ir jo. Tikiuosi garsas geras, nes jeigu garsas negeras, tai čia irgi tragiška. Tai vat, ir jo, ačiū tau labai, kad žiūrėjai ir aš tau linkiu geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.